Sveiki visi, vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime lapkričio 12 dieną. Į objektą atvažiavom kažkur tai 8 ryto. Objektas būtų Geibonis, čia Elektrėnų sodai. Ir čia jau šitas sklypas jau ribojasi su upeliu. Šitoj pusėje, kur dabar dirbam, Geibonis, o už upelio jau Užumiškio sodai vadinasi. Jau vietiniai turi žinoti. Tai vat, toksai va rezultatas. Kubas 285 litrai į valandą. O tai valandą varo, tai praktiškai prasivalęs. Dabar apie patį grėžinuką. Sudvigubinom 2 grėžinukus. Va taip atrodo. Tankas vadinamas. Bendras gavosi abiejų grėžinių gilis po 5 metrus. Ir va toksai vat gražios rusvos spalvos buvo smėliukas, žvyrukas, vat matot. O po to jau giliau prasigrėžėm iki 7 metrų. Prasidėjo pilkas priemolis. Vat matot, vat skirtumas yra, kur rusvas, o kur yra pilkas. Ir su stambiais akmenim. Ir pavyzdžiui, vat prieš 2 metus, vat tas naujai namas pastatytas, važiavau kaip tik ir geologai buvo jau padarę grėžinį, 44 metrus artezinį grėžinį. Jis sakė, labai baisiai buvo akmenuotas pilkas priemolis ir yra didelė koncentracija geležies, nes matosi pagal patį gruntą. Vat matot, dėl to ir vanduo, jeigu ir būtų va šitame sluoksnė, tai būtų jau geležies koncentracija jau nemaža. O čia žmogus vat turi tokią pirtelę ir grinai tik tai pirčiai. Rudenį, žiemai, vat ankstyvam pavasarį atvažiuoti žmogui nusiprausti. Čia jokių įvadų į pirtelę nedarys, o tiesiog atvažiuos, o tai vat kaip mes dabar hidroforą pajungia, pasijungs, prisileis talpą, pasipirtins ir viskas. Ta išleis vandenį ir šiltai namo nusiveš. Tokia va didelė teritorija pa žmogų. Va ir dabar dar yra antras namas, bet čia jau matot, čia jau eina į kalną, kelimas į kalną, ant šlaitinių sklypų dažniausiai nebūna gruntinio vandens, dėl to, kad nuo šitų akmenuotų priemolių, kaip nuo lietsargio paviršiniai vandenys nubėga, infiltracija nevyksta, o čia gaunasi mes tokiai va dideliai dauboj. Tačiau buvo tikėtina, kad bus vanduo. Vakar atvažiavau pas užsakovą, susikalbėjom, viską apsitarėm, raktus nuo pirtelės paliko, elektrą pasijungti ir va. Čia jau kyla į kalną, tai dar norėjo žmogus prie šitą namą pabandyti, bet čia jau greičiausiai bus tik tai žvalgyba. Nu dabar einam, parodysiu dar upelį patį. Patį upelį. Geras vanduo, tikrai be geležies, skalkių bus, nes skalkių akmenų sluoksniuko tokia buvo. Nu, toksai va rezultatas. Nu, stabiliai bėga vanduo, viskas puikiai. Atvažiuojam su džipuku prie kabelio ir grįžimo procesų reikalingas vanduo. Tai vandenį mes 60 metrų prasitempėm gaisrinės žarnas, pasidavėm iš upelio. Čia į Sabonių ežero teka tas upelis į Elektrėnų marias. Tai va einam trumpam parodysiu, kaip atrodo viskas. O čia irgi sklypas formuojasi, nukastas šlaitas. Ir va, upelio senvagė. O taip va, bėga vanduo, rieduliai va dideli. O tenai va jau ant kalno Užumiškio sodai, ten grėžimės, ten gavosi žvalgyba. O moteris buvo įsikasus 7 metrų gilio šulinį, tai praktiškai buvo sausas. Dar sumokėjo 1750 eurų. Tai mes atvažiavom, padarėm grunto žvalgybą, ant 12 metrų radom žiūruko sluoksniuko nedidelį, bet ant šulinio išpildymai, jau mini grėžinys pas mus tenai nesigavo. Tai va tenai ant kalno 36 metrai gaunasi, po to tenai va ant kalno tolumoje 55, 44 metrai teziniai grėžiniai. Nu tai va, to čia žmogus tokia va dauboja Geibonė. Vat vėl kelimas į kalną, po to ten vėl daubo. Čia vėl šlaitai tokie dideli, status labai. Tai va dėkingo vietoj žmogus sklypą turi. Aišku, ne visose Lietuvos vietovėse galim padėti, ne visur yra gruntinis vanduo. Tai va, tai čia nėra taip viskas paprasta ir gražu, kad taip atvažiavai, prasigrėžiai, skylė žemė ir turi vandenį. Tai va, taip atrodo sudvigubintas grėžinukas, iš 2 grėžinių traukia hidroforas va, vienu metu per 3 šakį. Tai va, ir stabiliai bėga grėžiai vanduo, tai užsakovas bus patenkintas, aišku, šiuo metu dabar dirba. Tai susitiksim, tada ir įsiskaitys. Nu tai ką, tada visiems geros dienos ir gero vandens, iki.